Bitė. Taip lengviau. Sveiki gyvi, kaip ir kiekvieną šeštadienį, su jumis laida Misija vasara. Kaip ir kiekvieną savaitgalį keliaujame aplink Lietuvą, o šiandieną mano kelionės tikslas yra Ignalinos rajonas ir čia stūksantis bičiulių apžvalgos bokštas, kadaise vadintas Ginučių arba Bitės apžvalgos bokštu. Antro tokio bokšto tikrai nerasite visoje Lietuvoje. Tai yra pirmoji ir vienintelė apžvalgos aikštelė 2004 metais įrengta netgi 30 metrų aukščio Bitės ryšio bokšte. Šis bokštas ir dabar yra veiksnus, čia tikrai lankosi žmonės ir tai yra plataus Bitės ryšių tinklo dalis. Ir turiu paminėti, kad Bitės ryšys veikia netgi 99% Lietuvos teritorijos. Visai neseniai Bitės skelbė nacionalinį konkursą šiam bokštui pavadinti Bokšto krikštynos, bokštynos. Ir interneto vartotojai siūlė netgi 1400 pavadinimų, iš kurių išrinko vieną patį mėgstamiausią. Turbūt tai vienintelis bokštas Lietuvoje turintis tiek vardų. Nenustebkite, jei kas bokštą pavadins Ginučių apžvalgos bokštu, tai visai netoli esančio Ginučių kaimo pavadinimas arba Šiliniškių bokštų, nes šalia ir Šiliniškių kaimas. Tad tikrai atėjo metas kartą ir visam laikui pakrikštyti bokštą nauju, pastoviu vardu. Netgi šiek tiek padusau, esu čia ne pirmą sykį, tikrai ne antrą ir ne trečią. Ir kiekvieną kartą čia atvažiavus, ypatingai vasaromis, tu pamatai, kaip atsiveria gražiausi Lietuvos vaizdai. Netgi 30 metrų aukštis, 150 laiptelių, neblogas fitnesas, o užlipus ant viršaus pamatysite tiesiog nerealu. Einam. Tik tai apsidairykite aplinkui. Miškai, ežerėliai, augmenija, gyvūnija, paukšteliai įvairiausia. Tik tai akis atmerkite ir pamatysit, kokia iš tiesų graži mūsų ta Lietuva ir kiek čia visko daug ir plačiai yra. Kylant į viršų prieš akis atsiveria ošiantis miškai su vietiniais gyventojais giesmininkais, vingiuoti kaimo keliukai ir stulbinantis 3 ežerų paveikslas. Tai Ukojo, Pakaso ir Sravinaičio ežerai. Jei turite drąsos, galite žvilgtelėti ir savo po kojomis, tačiau prieš tai įsikibkite į turėklus. Vaizdas gali lengvai pakutenti paširdžius, nes viso bokšto aukštis siekia net 60 metrų. Oi, kaip gerai, šiandieną dar norėjau eiti kažkur tai pasportuoti, bet man atrodo, kad sporto tikrai užteks. Tai 150 laiptelių yra tikrai smarkus fitnesas. Bet kaip jau ir minėjau, šnekant apie šį bokštą, buvo skelbiamas netgi nacionalinės svarbos konkursas, kur internautai siūlė netgi 1400 pavadinimų šiam bokštui praminti. Ir aišku, buvo 3 finalistai, tai Bitės, koks buvo ir anksčiau, Beribis ir Bičiulių. Na ir aišku, aš būčiau už tai, kad būtų buvęs ir pasilikęs mano šunytės Bitės vardas, nes jis man pats mieliausias, bet laimėjo tikrai labai gražus, jaukus ir toksai vieningas pavadinimas Bičiulių. Na ir štai, mes esame čia, pat ant viršaus ir tik tai pažiūrėkite, kaip gražu. Tikrai. Labai gražu. Nuostabus vaizdai čia atsiveria visais metų laikais, kada beatvyksite. Vasarą pasitiks žalias laukų ir miškų kilimas su mėlynomis ežerų akimis. Rudenį margaspalvis, gelsvų, rusvų ir raudonų spalvų peizažas. O žiemą balta sniego marška užkloti toliai. Tad savo kelionę po Aukštaitijos nacionalinį parką galite drąsiai pradėti nuo Bičiulių bokšto. Bitė. Taip lengviau.